Labas, be jokių įžangų tiesiog pasakoti tai, kaipgi nutildyti tą ego balsą. Ego nekenčia, kai mes jį demaskuojam, tad vien tai, kad klausaisi apie ego, jau silpnina jo poziciją. Mes tampam sąmoningesni. Tačiau kasdienybėje ego tikrai vis tiek bandys perimti vairą. Tai reikia išmokti konkrečių būdų jį nutildyti arba bent jau pristabdyti, kad galėtume gyventi ramiau. Tai pirmiausia, atpažink ego balsą. Pirmoji ir svarbiausia praktika – suvokti, kada kalba ego. Dažnai mes taip susitapatiname su vidinėmis mintimis, kad net nepastebim, jog tai yra tokia automatinė reakcija. Tad ugdyk įprotį stebėti savo mintis ir emocijas. Mums nereikia to minčių balagano, tyla galvoje, daug malonesnė yra. Pavyzdžiui, jauti, kad kyla stipri neigiama emocija, kažkoks pavydas, pyktis, nuoskauda. Stop! Užduok savo klausimus. Kas man dabar vyksta? Kokios mintis sukasi mano galvoje? Gal pastebėsi dar viduje frazės tokias kaip neteisinga, aš nusipelniau geriau, arba aš kaltas, aš nieko nemoku, ir vėl čia viskas taip pat. Tai toks savistabos momentas pagalba tau demaskuojant ego. Ego veikia paslapčia, pasąmoningai, o pastabumas ir tas sąmoningumas jį tikrai silpnina. Pagaunant save skundžiantis ar kritikuojant, kad ir tyliai mintise, galima net ir pasakyti mintise, kad tai mano ego dabar skundžiasi, ar ten pyksta, ar bijo, kad tai ne aš. Tas paprastas įvardinimas atjungia mus nuo emocijos. Tu nebepyksti, o matai savyje tą kylantį pyktį. Štai tada atsiranda erdvės rinktis tą reakciją, ką toliau daryti. Antras dalykas, kad nekritikuok savęs už ego pasirodymus tuos. Labai svarbu netapti savo pačios teisėja. Kad pradėjus dirbti su ego, labai lengva paslysti. Ego vėl randa progą mus kritikuoti. Pavyzdžiui, sugavai save, besiskundžiat, kad ir vėl niurzgu. Kokia aš čia nesąmoninga, aš jau nieko man čia neišeis. Tai sustok, tai vėl ego kalba, tikrai ne tu. Čia toks jo triukas ir dabar jau smerkiant tave už tarsi kažkokią klaidą baisę. Tu užfiksuok, priimk, be nuosprendžio gyvenk toliau, paleisk. Neįkvok energijos tokioje vietoje. Gali net pasakyti savo, vėl mano ego prisistatė. Ačiū, kad pasirodėjai, bet aš renkuosi kitaip. Su lengvumu ir atlaidumu pažvelgus į savo žmogiškas reakcijas, ego netenka tarsi kuro, neturi kuo maitintis. Trečias dalykas, kad praktikuok tas dabarties akimirkos tą sąmoningumą, nes ego silpsta, kai tu būni čia ir dabar. Kodėl? Nes dauguma ego kalbų sukasi, pastebėk, arba apie praeitį, arba ateitį. Pastebėk, vidinis kritikas graužiasi dėl to, kas jau įvyko, kad reikėjo kitaip pasakyti. Arba, tas nerimastingasis ego, kur kuria scenarijus, kas gal nutiks, kad jei padarysiu taip, tikrai bus blogai, rytoj reikia čia kažką kitaip. Dabartyje, šią akimirką, dažniausiai viskas būna gerai. Galbūt netobula ten, bet išgyvenama. Pavyzdžiui, dabar sėdi ir skaitai šitos žodžius. Ta sekundę, tu saugi, kvėpuoji, tavo kūnas veikia. Ego nemėgsta sustoti ties tuo, kas yra. Jam reikia kažkur bėgti, reikia to sąmyšio mintise. Taigi sąmoningai pristabdyk. Kelis kartus per dieną atlik dėmesingumo praktiką, sutelk dėmesį, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Gali susitelkti pojūčius, ką jauti kūne, ką girdi aplinkui, ką matai aplinkui. Toks paprastas pratimas atitraukia nuo to minčių srauto. Ego tuo metu lieka be scenos. Nes tu, ten nevaidini jo sukurto filmuko apie praeitį ir ateitį, tu tiesiog esi.
gali savo pasakyti, kad dabar yra dabar. Šią akimirką aš esu gyva, viskas yra gerai, man pakanka oro, esu čia. Žinai, gal net nusišypso, kad pajutusi tą buvimo tokį jausmą. Iš pradžių ego gali pabandyti išmušti tave iš proto, žinai. Nu ir nesąmonė čia taip, žinai, sėdėti, nuobodu. Nu tai ką vėliau veiksim, žinai, ką čia darai, žinai, davai baig. Bet nesureikšmink tų minčių ir toliau stebėk savo kvėpavimą. Kuo dažniau dienos eigoje prisiminsi grįžti tą dabarties akimirką, tuo ramiau jausies. Atsiras toks įpratis net. Ego, aišku, kad ten bandys visaip ištempti iš dabarties, žinai, savo to mintimis ar kažkokiu dirbtiniu skubėjimu ar pablaškimu. Tiesiog treniruokis, tam nepasiduotų. Užteks kelių minučių ryte, gali išgerti kavą sąmoningai. Vėliau, žinai, galbūt daugiau dienoje rasi tokių akimirkų ir pastebėsi, kad ego balsas prityla. Kai tu esi, pavyzdžiui, visiškoje veikloje arba poilsio, toj ramybės būsenoj, kai būna, pavyzdžiui, gamini valgį susikaupusi, kurį laiką viduje tylu, ramu. Arba žaidi su vaikais, juokiesi, būni tą akimirką. Vėlgi, ego tuo metu paprastai nustoja plepėti, nes tu esi dar meilės tokiam veiksme, negalvojime. Ta dabarties momentas ir įsitraukimas į veiklą visa širdimi, puikus vaistai nuo įkyraus to minčių brūzdesio. Ir ketvirtas būdas – keiski neigiamus modelius sąmoningai. Ego mėgsta įpročius. Jo valdžia didžiausia tada, kai mes veikiam autopilotu, visiškai nesąmoningai. Pavyzdžiui, esi pratusi vakare ten aptarti kokias naujienas negandas su drauge, tai tapo ritualu. Arba pradedi dieną su naujienomis, kurios ten užprogramuoja tiesiog nerimą. Ego puikiai jaučiasi tokiuose pastoviuose, kažkiek negatyviuose ratuose. Pabandyk įnešti pokyčių į rutiną. Ypač tose vietose, kurios maitina neigiamas tas būsenas. Gal vietoj to, kad ten skųstumės per pietų pertrauką, paskatink kolegę pakalbėti kažką gero, kažko pasidomėti, kažką apie kitką pakalbėti. Iš pradžio atrodys keista, ego net gali bandyti pasišaipyti. Ten, naivuolė, ką tu čia dabar šneki, žinai. Bet laikui bėgant pastebėsi, kad nuotaika pagerėja, tikrai ir tarpusavio santykiai darbė šiltėja ir įdomiau pasidaro tada. Tas pats ir namuose. Pavyzdžiui, ten burbėjusi vyrui, kad tu nepadarai ten kažko ir to ir ano. Gali pabandyti kitą modelį, pagirti jį. Kai jis kažką padaro, arba tiesiog ramiai paprašyti pagalbos, be priekaištų. Ego mėgsta kaltinimus, o ramus tas prašymas tikrai nuginkluoja jį. Tai 5, praktikuok dėkingumą ir pozityvų fokusą. Kai pagauni save besiskundžiant, tai irgi puikia proga pakeisti tą kryptį. Nežinau, tarkim, pagalvoji, kad ten viskas mane užkniso, žinai, stop. Ego išsivedė, dabar sąmoningai surask priešingą kažkokią mintį ar dalyką, už ką gali padėkoti. Pavyzdžiui, ši diena, gal varginanti, gal užknisa, bet aš dėkinga, kad ten turiu sveikus vaikus, turiu namą, kad esu reikalinga, kad apskritai esu gyva. Ar ten už gražų vakarą. Iš pradžių tai gali skambėti toks, lyg dirbtinis teigiamas mąstymas, bet iš tiesų dėkingumas labai greitai keičia vidinę būseną. Ir šiaip dėkingumas yra užkrečiamas labai. Tai ego negali vienu metu, ir zirsti, kai tu nuoširdžiai dėkoji. Dėkingumas sugrąžina mus į tą pilnatvės jausmą, o ego egzistuoja realiai trūkumo mentalitete, nes viskas jam negana, viskas blogai, visko neužtenka. Tai po truputį pertreniruosi protą, matyti tokią šviesesnę gyvenimo pusę. Nekalbu aš ten apie tos rožinius akinius, kai dirbtinai ten visiškai būna, kad viskas gerai, ten žiauriai blogai, bet viskas gerai. Aš kalbu apie tą natūralų tokį balansą, statymą. Ten, jei anksčiau 90% minčių būdavo kas negerai,
tegu dabar bent jau pusė būna, žinai, kas gerai, kuo gali pasidžiaugti. Tu tada pamatysi, kaip vidinė būsena tampa lengvesnė, o ego neteks žiauriai daug progų skųstis. Ir šeštas dalykas, pavyzdžiui, nebevykdyk ego įsakymo aklai. Ego labai mėgsta valdyti mus per emocinius impulsus. Pavyzdžiui, kažkas įskaudino, žinai, ego šaukia. Nebendrauk daugiau su juo, kaip čia drįsta, parodyk, žinai, jam atgal, žinai, kaip čia reikia kažką daryti. Arba tu pat, žinai, ten, eik suvalgyk ką nors skanaus, tu nusipelnėjai, ten tiek streso patyrei. Jis gali raginti, žinai, ir naktį nemiegoti ten, ar galvok, kaip jam atkeršyk, arba nemiegok, pažiūrėk ten tą filmą, ar nežinau kažką. Tai treniruokis nevykdyti iš tų komandų. Leisk praeiti tą emocijų bangai, tam norui ar kažkam. Pyksti, jeigu tai, neskubėk tu atrašytos piktos žinutės, žinai, ar šaltai ten užsidaryt. Nusiramink pirmiau, žinai. Sprendimus priim, kai vėl esi tos ramesnės būsenos. Taip rodai ego, kad ne jis šeimininkas, žinai, o tu. Tegu jis ten šaukia, bet tavo valia, žinai, nusprendžia. Tai išmokus atsiranda be galo malonus jausmas, kad aš galiu pasirinkti, kaip reaguoti. Geras. Tai nesame mes prikaustyti kažkokiam grandinėm reaguoti piktai vien todėl, kad viduje kažkas užvirė. Galime tą jausmą pravedinti sveikais būdais, nežinau, pakalbėti atvirai, pasivaikščioti arba išlieti visą tą emociją popieriuje ir tuomet ramiai spręsti. Ego, žinai, tokiais atvejais tai lieka, nežinau, kaip įdomus sekandės, žinai. Bet ilgainiui jis aprims, pamatęs, kad pykčio protrukiai ar savęs gailėjimai, nebeefektyvus, nebeveikia čia kažkaip. Jis nebevaldys, žinai, tavęs kaip marionetės. Ir 7 dalykas, pasirūpink ego dieta, tokia informacinė ir socialinė. Tai, ką turiu omeny, kad ego maitinasi ne tik mūsų mintimis, bet ir aplinkos turiniu. Tai jei nuolat esi tarp žmonių, kuriems įprasta verkšlenti, teisinti, skųstis, plepėti negatyviai ten, tai visiškai derlinga dirba tokia, žinai, tavo pačios ego viešėti. Pagal galimybės leisk laiką su pozityviais, tobulėti norinčiai žmonėm įdomesniais. Reikia nutraukti visų senų draugysčių, nereikia nutraukti visų senų draugysčių, bet tu gali nukreipti pokalbis kitur, pasiūlyti konstruktyvių veiklų kartu, kažką, žinai, nuveiti į paskaitą, kažko pasimokyti galbūt kartu vietoj tų negatyvių gal dalykų. Taip pat labai svarbu, kokią informaciją maitini savo protą kasdien. Ten, žinai, ar tik ryte nubudusi, puoli ten tikrinti savo socialinius tinklus ten ir lyginti savo visą gyvenimą su kitais. Ten arba skaitai naujienas, kur daug pykčio, sensacijų. Viso tai ego labai mėgsta, nes ten daug dramatizmo, vertinimų, lyginimuose. Pabandyk bent dalinai pakeisti tą informacinę dietą, rytą ten, nežinau, pradėk, su gera muzika, džiauriai padeda. Ne su telefonu rankose, ar ten kokia su knyga, ar meditacija. Vakarais ten vietoj kokio triukšmingo TV šou ar ten žinių gali rasti ten taip pat meditacijai laiko, sporto ir pasivaikščiojimui. Šie pokyčiai sukuria erdvės tyloje, kur ego nebe toks aktyvus. Taip pat gali sąmoningai ieškoti įkvepiančio turinio. Ten vietoj teliko audio knygų, kažkokių podcastų apie saviugdą, savęs pažinimą, nesąmoningumą. Tai jie primins tau tuos dalykus, kuriuos dabar kalbam ir padės išlikti tam teisingam kely. 8 jau patarimas, tai pasitelk meilę ir atjautą. Ego irgi tirpsta meilėje, kaip ledas saulėje. Kai tu jauti meilę, tą tikrą, besąlygišką, ego tuo metu atsitraukia. Pagalvok apie akimirkas, kai jautėjai gilę tą meilę, žinai, prisiminimai čia apie vaikus gali labai padėti, apskritai apie mylimus žmonės. Tai tokiais momentais tu nesi susirūpinęs savimi, tiesiog būni toj meilėje irgi tirpsti.
ego tada tiesiog pranyksta. Nes meilė tai tokia geras priešnuodis, priešingybė ego. Meilė jungia su kitais, su pasauliu, o ego skiria. Tad kuo daugiau savo gyvenime atrasi meilės veiksmų, tuo tyliau gyvensi. Be tų uždėsių galvoju. Meilės veiksmas tai ir kantrybė vaikui, ir savo ta atjauta, tokia pakantumas pačiai. Nežinau, tarkim, vakare pavargusi, vietoj to, kad bartum save, kad vis tiek visko nepadariau, žinai. Jau pavargau, susiplanavau ir nepadariau, žinai. Bandyk, žinai, su meilė savimi pasirūpinti, pailsėti, pagirti save. Su meilė pažvelg gal net savo trūkumus. Tai gerai, šiandien man nepavyko viską, žinai. Išlik kantri su vaikais ten, kad, žinai, greitai supykau, bet, žinai, aš mokausi, aš noriu keistis, atleidžiu savo, rytoj pabandysiu iš naujo. Tai reiškia žmogiškumą, tą tokį priėmimą. Meilė pamažu išstumia tokias ego nuoskaudas. Nes aš pastebėjau, kad kuo labiau save pamilstu, tokiu sveiku, rūpestingu būdu, tuo mažiau man norisi net kitus teisti. Kai širdis tokia pilna meilės, nereikia kitų žeminti, žinai, ir savęs ten aukštinti. Tai meilė tas priešnuodis tokiam nuolatiniam nepasitenkinimui, kurį ir generuoja ego. Ir paskutinis dalykas yra ta ilgalaikė praktika. Savęs pažinimas ir meditacija. Jeigu nori nueiti dar toliau, pasvarstyk skirti laiko gilesniam savęs pažinimui. Tai gali būti įvairūs būdai, ten rašyti dienoraštį apie savo jausmus, nes labai padeda ištraukti ego ten visus minčių raizginius ant popieriaus, pamatyti juos iš šono. Gali skaityti knygas apie, dvasinį augimą Eckhart Tolle arba Joe Dispenzos. Tai knygos tai puikūs šaltiniai, man bent jau. Tai nes tikrai labai man davė daug tokio suvokimo. Taip pat gali pradėti psichoterapiją, arba man naudingos labai yra meditacijos, kvėpavimo pradimai. Iš pradžių tai gali atrodyti sudėtinga, ar ne tau, bet nebūtina ten, sėdėti lotoso pozą valandas, kaip dažnai matome. Gali tiesiog skirti 15 minučių ryte ar vakare tokiam ramiam pabuvimui su savimi. Stebėti kvėpavimą, leisti mintims praplaukti, nekabinti jų. Arba yra dar vadinamos tos meditacijos tokios vadovaujamas guided meditation, kurios padeda ir atsipalaiduoti ir pakeisti mąstymo tos įpročius. Nes norint pakeisti tą seną save, reikia išeiti iš tos kasdienės rutinos ir kurti naujus neuronų junginius smegenyse. Tai meditacija tam puikiai tinka, nes ji padeda perrašyti tas pasąmoninės programas. Bandant keistis, ego priešinasi. Ten talžo mus abejonėmis, meta jau viską, baimės visas, kad tik pasiduotume. Bet jeigu ištveriam tą diskomfortą, stebim save ir nesusitapatinam su to mintimis, ego po truputį išsenka ir pasiduoda. Tai meditacija yra vienas iš būdų išbūti su savimi, pabūti toje gnyje, atlaikyti visą tą ir nekreipiant dėmesio į kunkuliuojantį tą protą, tas mintis, po kiek laiko jos nurimsta. Viskas gerai. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad meditacija padėjo man išmokė, taip valdyti tas mintis, nutilti, nurimti arba ten visiškai jas išjungti, kada panorėjus. Bet tik netrandu tam laiko, nedarau kokių dar dėmesingumo pratimų ir tie ego balsai po truputį grįžta. Todėl labai svarbu tas pastovumas. Bet kartą pajautęs, ką reiškia gyventi be ego balso, tu tikrai daugiau niekada nebenorėsi grįžti tą būseną su savo ego. Meditacija padės nutildyti ego balsą, nes tampi, tokia nebe reagavimo mašina, tos emocijos taip nelenda pastoviai. Tokių tylių, ramių stebėtojų, kuris renkasi, kaip pasielgti. Tai šį vaizdo įrašą išsisaugok ir kai pajausi, kad ego vėl reiškiasi per daugiau nei turėtų, išklausyk iš naujo.
Tai ačiū, kad žiūrėjai. Iki.